Sveiki! Šiandien mes čia tam, kad pasigilintume į automobilių pramonę. O jie, šiuo metu tikrai išgyvena didžiulius pokyčius, sakyčiau, revoliuciją. Tikrai taip, permainas milžiniškos. Ir mes bandysim suprasti pagrindinės kryptis, iššūkius, remiamės tuo, kas vyksta Miunchene tarptautiniai mobilumo parodoj IAA Mobility 2025. Aha. Taip pat turim Roland Berger konsultantų tokią, išsame ataskaitą apie naująją tvarką šitoje industrijoje. Taip, labai įdomi analizė. Dar pasitelksim oficialią parodos informaciją, truputį istorijos, ir vieno gamintojo pavyzdį pažiūrėsim, kaip viskas atrodo praktiškai. Gerai. Mūsų tikslas tiesiog suprasti, kas vyksta ir kur link viskas juda šitoj, gyvybiškai svarbioj srity. Tai ką, pradedam? Pradedam. Tai va, pirma pati paroda IAA Mobility 2025, Miunchenas rugsėjo 9-14 dienos. Ir kas įdomu, ji tokia padalinta į dvi dalis. Taip. Yra Summit erdvė profesionalams, parodų centre. O kita Open Space, miesto centre, visiems atvira, nemokamai. Būtent. Bet vien tas faktas, kad ji Miunchene, o ne Frankfurte kaip anksčiau, ir kad vadinasi Mobility, o ne tiesiog automobilių paroda, tai jau daug ką sako, ar ne? Visiškai teisingai. Čia ne šiaip pavadinimo pakeitimas ar vietos perkelimas 2021 metais. Tai ne kosmetika. Ne. Tai tiesiogiai atspindi tuos, fundamentalius pokyčius pačioje pramonėje. Šaltiniai, kad ir ta pati Wikipedija, mini kelis faktorius. Kokius? Pirmiausia, mažėjo susidomėjimas ta tradicinė automobilių paroda Frankfurte. Lankytojų skaičius krito, kai kurie didieji gamintojai nusprendė nebedalyvauti. Aišku, Dieselgate'o atgarsiai irgi turėjo įtakos. Suprantama. Bet svarbiausia dėmesys pradėjo krypti į daug platesnės mobilumo temas. Ne tik automobiliai. O kas dar? Elektrifikacija, autonominis vairavimas, susietumas, dviračiai, paspirtukai, visi miesto mobilumo sprendimai. Viskas vienoje vietoje. Taip. O Miunchenas pasirinktas dėl savo, technologinio potencialo. Stiprios įmonės ten, BMW būstinė. Ir miesto valdžia labai norėjo tapti tokiu išmanio mobilumo centru. Tai pati parodos transformacija rodo tą poslinkį nuo automobilių demonstravimo prie, plačesnės mobilumo ekosistemos. Būtent. Platforma visai ekosistemai. Ir kaip tik apie tą plačesnę ekosistemos, jos iššūkius, kalba Tara Roland Berger ataskaita Automobilių pramonė – nauja pasaulio tvarka. Taip. Jie sako, kad žaidimo taisyklės dabar keičia, visų pirma, technologijos, tada geopolitinė įtampa ir tvarumo reikalavimai. Didžiulis spaudimas gamintojams tiekėjams prisitaikyti. Milžiniškas spaudimas. Ir vienas iš labiausiai akcentuojamų dalykų – Kinijos vaidmuo, sakoma, Kinija dabar diktuoja tempą visai pasaulinė automobilių pramoniai. Ką tai reiškia praktiškai, tas diktavimas? Tai vadinama Kinijos greičiu, angliškai China Speed. Kinijos greitis? Šitas terminas apima kelis dalykus. Pirmiausia, stebėtinai trumpi naujų automobilių kūrimo ciklai. Kartais, vos porą metų nuo idėjos iki serijinės gamybos. Porą metų. Neįtikėtina. Taip. Tada didelis kaštų efektyvumas visoje grandinėje. Ir absoliuti, bekompromisė orientacija į vietos rinkos poreikius ir naujausias technologijas. Ta prasme, jie ne tik reaguoja, bet ir patys kuria tas tendencijas. Būtent. Ypač elektromobilių ir programinės įrangos srityse. Jie labai aktyvūs. Ir tai verčia Europos gamintojus bei tiekėjus, tuos vadinamosios OEM. Original Equipment Manufacturers. Taip, juos verčia labai smarkiai pasitempti. Reikia greitinti produktų kūrimą, efektyvinti gamybą, tiekimo grandinės, daug lankščiau taikyti verslo modelius. Ataskaitoje cituojamas Roland Berger partneris Felix Moge. Jis kaip tik ir sako, kad europiečiams reikia ženkliai sutrumpinti kūrimo ciklus Kinijoje ir labiau pritaikyti produktus vietos klientams. Tiksliai, tai tiesiog būtina. Bet turbūt tai reiškia ne tik, greičiau dirbti, reikia ir naujų strategijų, kaip atsakyti į tą spaudimą. Taip, be abejo. Atsakas nėra vien bandymas kopijuoti tą Kinijos greitį. Tai neįmanoma tiesiogiai. O kas tada?
Tai ir strateginių partnerysčių kūrimas tiek su technologijų įmonėmis, tiek tarp pačių gamintojų. Labai svarbu tampa ir vietinės vertės kūrimas čia, Europoje. Ką tai reiškia? Investicijos. Investicijos į baterijų gamybą, programinės įrangos kūrimą čia vietoje, kad sumažintume priklausomybę nuo Azijos tiekimo grandinių. Ir aišku, kad išlaikytume konkurencingumą tose srityse, kurios kūrė didesnę pridėtinę vertę. Roland Berger mini ir specifinius iššūkius Vokietijos mažoms ir vidutinėms įmonėms MVI. Jos visada buvo kaip ir pramonės stuburas. Taip, tradiciškai. Bet dabar susiduria su augančiais kaštais, darbuotojų trūkumu, tą aštrią tarptautinę konkurenciją. Ataskaita siūlo išeitį – diversifikaciją. Pavyzdžiui, į gynybos ar aviacijos pramonę. Kiek tai realistiška? Paprastam automobilių pramonės tiekėjui. Žinot, tai tikrai nėra lengvas žingsnis, bet tai atspindi tą platesnę tendenciją verslo atsparumo didinimo būtinybę. Atsparumo? Taip. Diversifikacija čia reiškia ne tik bandymą išgyventi krizę. Tai strateginis verslo modelio plėtimas, panaudojant jau turimas kompetencijas. Kokias pavyzdžiui? Įmonės, kurios turi stiprių inžinerinių žinių, tiksliosios gamybos patirties, specifinių technologijų automobilių sektorė. Jos potencialiai gali tas žinias pritaikyti ir kitur. Aviacijoje, gynyboje. Ten panašos kokybės patikimumo reikalavimai. Bet ar tai kiekvienam pavyks? Tikriausiai ne. Reikia didelių investicijų, naujų sertifikatų, kitokio požiūrio į rinką. Bet tai viena iš krypties. Leidžia sumažinti priklausomybę nuo tos cikliškos ir dabar, itin greitai besikeičiančios automobilių rinkos. Kalbant apie rinkas, Roland Berger pabrėžė ne tik Kinijos dominavimą, bet ir naujų dinamiškų regionų svarbą. Minima Indija, Pietų Amerika, Artimieji rytai, tos vadinamosios pasaulio pietų šalys. Kodėl jos staiga tapo tokios svarbios? Jų svarba auga dėl kelių priežasčių. Pirma, tai didžiulės rinkos augančia populiacija ir, kas svarbiausia, didėjančia perkamąją galia. Potencialas didelis. Taip. Antra, tradicinės rinkos Europa, Šiaurės Amerika, jos jau, pakankamai prisotintos. Augimo potencialas ribotas, o konkurencija ten milžiniška. Tiesa. Trečia, geopolitinė įtampa ir noras diversifikuoti rizikas. Tai skatina ieškoti alternatyvų pernelyg dideliai priklausomybei nuo Kinijos rinkos. Logiška. Todėl pramoniai gyvyškai svarbu ne tik stebėti tas pasaulio pietų rinkas, bet ir aktyviai jose veikti. O tai reiškia regionalizuoti strategijas. Ką reiškia regionalizuoti? Kurti produktus ir paslaugas pritaikytų specifiniams tų regionų poreikiams. Atsižvelgti į ekonominės sąlygas, infrastruktūrą ten. Sėkmingas įsitvirtinimas šiuose augančiose rinkose gali būti labai svarbus augimo variklis ir strateginis žingsnis link didesnio globalaus atsparumo. Gerai, pereikim prie technologijų. Jos juk visų šitų pokyčių variklis. Elektrifikacija turbūt pagrindinis žodis čia. Be abejo. Ataskaitoje cituojamas interviu su CATL vadovu Robin Zeng. Tai vienas didžiausių pasaulyje baterijų gamintojų. Jis labai pabrėžia standartizacijos ir tvarumo svarbą baterijų elementuose. Kodėl būtent šie du dalykai – standartizacija ir tvarumas? Standartizacija baterijų elementų lygmenyje yra, sakyčiau, kertinis dalykas siekiant masto ekonomijos. Masto ekonomijos? Taip. Jei skirtingi gamintojai naudos panašius ar bent suderinamus elementų formatus, juos bus galima gaminti daug didesniais kiekiais. O tai leis, reikšmingai sumažinti baterijų kainą. Juk baterija brangiausia elektromobilio dalis. Taip, tai pagrindinis kaštas. Tai būtina sąlyga norint padaryti elektrinius automobilius, EV, prieinamas masiniai rinkai. O tvarumas? Taip, tvarumas. Nuo žaliavų gamybos iki baterijų perdirbimo jis tampa ne tik ekologiniu reikalavimu, tai jau ir ekonominis bei reputacinis faktorius. Vartotojams tai rūpi vis labiau. Vartotojams, investuotojams, reguliatoriams. Visi vis daugiau dėmesio skiria visam produkto gyvavimo ciklui. Todėl gamintojams reikia rasti būdų, kaip suderinti abu tikslus – efektyvią gamybą ir aplinkosaugą. Be elektrifikacijos minima ir didžiulė dirbtinio intelekto, DI, ir autonominio vairavimo funkcijų įtaka. Kaip konkrečiai DI keičia pramonę?
Nesakant apie tuos savaigius automobilius, kurie dar ateity. Dirbtinis intelektas, DI, jau dabar daro didelę įtaką. Praktiškai visai automobilių vertės grandiniai, net jei gatvėse dar nėra visiškai autonominių automobilių. O kur konkrečiai? Pavyzdžiui, gamybos procesų optimizavimui, kokybės kontroliai, tiekimo grandinės valdymui, prognozuojamai techniniai priežiūrai, tai yra numatant gedimus iš anksto, klientų aptarnavimo gerinimui, personalizuotų pasiūlymų kūrimui. Ir pačiuose automobiliuose? Ir pačiuose automobiliuose, žinoma. Nuo tų pažangių vairuotojų asistentų sistemų ADAS iki balso valdymo ar salono personalizavimo. DI yra visur. Bet investicijas į DI ir autonominį vairavimą yra tiesiog milžiniškas. Kaip įmonė su tuo tvarkosi? Vargu ar viena gali viską padaryti. Būtent dėl tų milžiniškų investicijų ir technologinio sudėtingumo Roland Berger ataskaita pabrėžia regioninių ekosistemų ir tikslinių bendrų įmonių, joint ventures, kūrimo svarbą. Bendradarbiavimo? Taip. Nė viena įmonė, net pati didžiausia, negali viena pati sukurti visų reikalingų technologijų. Čia reikia visko nuo jutiklių, programinės įrangos iki debesies sprendimų, kibernetinio saugumo. Per daug visko vienam. Tikrai. Partnerystės leidžia dalintis riziką, sujungti resursus, keistis žiniomis ir svarbiausia, greičiau pateikti sudėtingas inovacijas rinkai. Įmonės, kurios ne tik pasyviai naudoja DI, bet aktyviai dalyvauja formuojančias technologijas per strateginės partnerystės, jos užsitikrina ilgalaikius konkurencinius pranašumus. Tai puikiai dera su tuo, ką sakė Volkswageno vadovas Thomas Schaeffer, cituojamas ataskaitoje, kad gamintojai, tiekėjai, politikai, technologijų partneriai turi, tiesiog suvienyti jėgas. Būtinai. Kad įveiktų ateities iššūkius ir užtikrintų Europos konkurencingumą. Vadinasi, pavienių žaidėjų era baigėsi. Manau, kad taip. Bendradarbiavimas tampa nebe pasirinkimu, o tiesiog būtinybė. Roland Berger ekspertai Wolfgang Berhard, Markus Beret, Falko Ries, jie netgi pateikė konkrečius modelius, strategijas, kaip įmonės gali paspartinti veiklą ir sumažinti rizikas būtent per naujus bendradarbiavimo formatus. Kelias į ateities mobilumą – tai ne solo projektas, tai komandinis darbas. Gerai, o dabar pažiūrėkim, kaip visos šitos globalios tendencijos, strateginės kryptis atsispindi, konkretos gamintojo veiksmuose pačioje IAA Mobility parodoje. Turim informacijų iš The News Market apie Kia pasirodymą. Jie pristato, regis, labai platų elektromobilių asortimentą. Taip, Kia labai aktyvi šioje srityje. Vienas iš akcentų – europinis modelio Kia EV5 debiutas. Kas tai per automobilis? Kodėl jis svarbus? Kia EV5 yra C segmento elektrinis SUV. Tai reiškia, kad jis patenka į vieną populiariausią automobilių klasės Europoje. Orientuotas į šeimas. Populiarus segmentas. Labai. Jis sukurtas ant tos specializuotos eGMP platformos. Ja Kia naudoja ir kitiems savo sėkmingiems elektromobiliams EV6, EV9. Kokie pagrindiniai jo privalumai? Žadamas solidus nuvažiuojamas atstumas iki 530 km pagal WLTP standartą. Pakankamai greitas įkrovimas. Ir ta VTOL funkcija. Vehicle to load. Ką jį daro? Ji leidžia naudoti automobilio bateriją kaip mobilų elektros šaltinį. Gali pasikrauti nešiojamą kompiuterį, elektrinį grilį išvykoje. Toks praktiškas privalumas atliepiantis aktyvaus gyvenimo būdo poreikius. Patogu. Ir Europai svarbu galimybė tempti priekabą. Strategiškai žiūrint, EV5 užpildo svarbę nišą tarp mažesnių EV3 ar EV4 ir didelio EV9. Siūlo erdvų šeimos elektromobilį konkurencingame segmente. Kitas debiutantas tiesa kol kas tik koncepcinis Concept EV2. Jis atrodo gerokai mažesnis. Taip. Concept EV2 yra kompaktiškas B segmento SUV konceptas, skirtas pirmiausia miesto gyventojams. Miesto automobilis. Būtent. Nors dar koncepcija, bet ji rodo Kias kryptį kurti įperkamesnį, mažesnį elektromobilį. Serijinė versija planuojama jau kitais metais. Tai strategiškai svarbu. Norint pasiekti masinę elektrifikaciją, reikia pasiūlyti patrauklių variantų ir mažesniuose, labiau prieinamuose segmentuose. O tas jo dizainas su StarMap žibintais? Taip, rodo siekį išsiskirti vizualiai, būti pastebimu mieste. Be šitų dviejų Kia ten demonstruoja ir kitus modelius. Matau sąraše EV4, EV6 GT, EV9 GT.
net kažkoks PV5. Atrodo, jie bando apriepti labai daug. Būtent. Ir tas platus spektras yra labai įdomus strategiškai. Tai tiesiogiai iliustruoja tas Roland Berger įžvalgas, apie kurias kalbėjom. Pavyzdžiui, Pirma, aiškus siekis padaryti elektromobilius prieinamus įvairiuose segmentuose. Nuo potencialiai įparkiamo miesto EV2 iki didelių šeimos SUV kaip EV5 ar EV9. Antra, tos galingosios GT versijas. EV6 GT su 650 arklio galių, EV9 GT su virš 500. Išspūdinga. Tai rodo, kad elektrifikacija nėra vien praktiškumas ir efektyvumas, tai ir emocijas, dinamiškumas. Tai svarbu pritraukiant tam tikrus pirkėjus ir kuriant prekės ženklo įvaizdį. O tas PV5, kas čia per vienas? Trečia, ir ypač įdomu PV5. Tai pirmasis Kia specialios paskirties modulinis elektromobilis. Tai žingsnis į lengvųjų komercinių automobilių LCV rinką. Komerciniam skirtas. Taip. Jo modulinė architektūra leidžia kurti skirtingus kėbulus ant tos pačios platformos. Tai atliepia lankstumo, adaptacijos poreikį. Kas ypač svarbu verslo klientams ir toms besikeičiančioms mobilumo paslaugų ekosistemoms. Tai konkretus pavyzdys, kaip gamintojas taiko lanksčius verslo modelius, ieško naujų nišų, kaip ir rekomenduoja Roland Berger. Netgi parodos stendo koncepcija įkvėpimo langai su veidrodžiais turbūt turi simbolinę reikšmę. Taip, Kia sako, kad ši koncepcija, Windows of Inspiration, su tais veidrodiniais stulpais, kurie tarsi sulėja ribas tarp realybės ir atspindžio, ji simbolizuoja siekį integruoti tvarios mobilumo vizijos automobilius į miesto aplinką. Parodyti jos kaip natūralią, harmoningą jos dalį. Vizualinė žinutė. Taip, vizualinis bandymas perteikti žinią, kad elektromobiliai nebėra tik ateitis. Tai dabarties realybė, tampanti mūsų gyvenimo dalimi. Visas Kia pasirodymas nuo produktų gausos iki stendo dizaino rodo labai aiškią strategiją – aktyviai dalyvauti ir formuoti tuos pramonės pokyčius. Tai apibendrinant visą šitą informaciją iš IAA parodos, iš Roland Berger analizės, kokia būtų ta pagrindinė žinutė apie automobilių pramonės būklę? Ką turėtume išsinešti? Pagrindinė žinutė, sakyčiau, yra ta, kad pramonė išgyvena fundamentalią transformaciją, tikrą lūžio tašką. Lūžio taškas. Taip, spaudimas milžiniškas iš visų pusių. Geopolitinės rizikos verčia pergalvoti tiekimo grandinės. Sparčiai kintantis klientų lūkesčiai, ypač dėl technologijų tvarumo. Nauji labai agresyvūs konkurentai, ypač iš Kinijos su tuo savo greičiu. Visa tai reikalauja ne tik greitų, bet ir drąsių, kartais net radikalių sprendimų. O kokie tada sėkmės raktai? Kaip pabrėžia Roland Berger, sėkmė slypi keliose srityse. Pirma, turėti labai aiškią strateginę kryptį. Antra, gebėti kurti stipres, naudingas partnerystės. Trečia, aktyviai ieškoti ir įsisavinti naujas rinkas, ypač tose augančiose pasaulio pietų šalyse. Diversifikuoti rizikas. Diversifikuoti rizikas ir atrasti naujus augimo šaltinius. Ir žinoma, nuolatinės technologinės inovacijos. Pirmiausia, elektrifikacija, programinė įranga, susietumas, o bendradarbiavimas. Jis tampa būtinybė. Jis tampa ne prabanga, o absoliučia būtinybė. Tarp gamintojų, tiekėjų, technologijų įmonių, net politikų. Tik taip galima išlikti konkurencingiams. O kaip atrodo Europos pramonė šitam kontekste? Ar jie atlaiko tą spaudimą? Europos pramonė neabejotinai jaučia didžiulį spaudimą. Susiduria su rimtais iššūkiais, ypač kalbant apie kaštus ir greitį, lyginant su Kinijos konkurentais. Bet ji nesėdi rankų sudėjus? Tikrai ne. Kaip matome iš IAA parodos, iš gamintojų strategijų, pavyzdžiui, tos pačios Kia, jie aktyviai ieško būdų adaptuotis. Investuoja į naujas technologijas, kuria partnerystės, stengiasi išnaudoti savo stiprybės, inžinerinę patirtį, prekės ženklo vertę, kokybės suvokimą. Ir pati IAA parodos transformacija tai rodo? Taip, pati IAA parodos transformacija iš tradicinės automobilių mugės į platesnę mobilumo platformą tai irgi simbolinis žingsnis. Rodo visos ekosistemos bandymą prisitaikyti prie naujos realybės. Kova tikrai nelengva, bet Europos pramonė nėra pasyvi stebėtoja. Akivaizdu, kad pokyčiai yra gilus.
Jie apima viską nuo pačių automobilių iki verslo strategijų, pasaulinių rinkų persiskirstimą. Tikrai duoda peną apmąstymams. Išties. Ir galbūt verta pagalvoti štai apie ką. Kai stebim šitą, neįtikėtiną fokusą į elektrifikaciją, į programinį įrangą automobiliuose, dirbtinio intelektą, nuolatinį ryšį duomenų srautus, kaip per artimiausius keliarius metus, gal iki kitos IAA parodos, gali pasikeisti pati savoka automobilių gamintojas. Įdomi mintis. Kaip? Ar jie transformuosis į technologijų kompanijas, kuriams transporto priemonės gamyba bus tik viena iš veiklų. Panašiai kaip Apple gamina telefonus, bet jos esmė yra ekosistema ir programinė įranga. Arba vis dėlto dominuos tas šimtametis inžinerinis paveldas, metalo apdirbimas, vairavimo dinamika kaip pagrindinė vertybė. Kuri link krypsta svarstyklės? Į technologijas ar į tradicinę inžineriją? Va čia klausimas, kurio atsakymas formuojasi tiesiog mūsų akise. Puikiai mintis pabaigoje, tikrai verčia susimastyti. Ačiū, kad leidotės kartu į šitą kelionę po sudėtingą, bet nepaprastai įdomų automobilių pramonės pasaulį. Ačiū Jums. Iki kito karto.